Susitikime Lukas Uleckas pelnė 20 taškų ir surinko 24 naudingumo golus. Čia Olinas Carteris atakuoja iš toli komandos naujo. Šiandien Danielsas turi galimybę debiutuoti naujoje darbovietėje susitikime Liublianoje su vietos Cedevita Olimpija. Žiūrėsime, ar Danielsas ten debiutuos. Apie tai gal net ir pakalbėsime šių rungtynių metu. Čia Carteris dar vieną metimą paleidžia. Praeidus daugiau nei 3 minutės. Sabeckis. Venckus, nieko nelaukdamas, drąsiai atakuoja į savo buvusios komandos krepšį, taškų nėra. Olinas Carteris nori palaikyti spartą ir su tokiu penketu Jonava tikrai gali bėgti į greitą puolimą. Atstovai kalbėjo apie tai, kad Olinas Carteris gali būti tuo labiau išreikštų lyderių Jonavos komandoje, kadangi jo specializacija gali garantuoti solidų pasiūlymą iš vieno stiprių universitetų. Čia Olinas Uleckas galimai čia apsaugojo savo komandą nuo 3 taškų. Bet Olinas Carteris tęsi savo Panevėžio Lietkabelio komandoje Lietuvos krepšinio lygoje. Slavinskas. Carteris laisvas. Nemina tritaškio linijos, pataiko iš toli. Carteris. Štai taip, apie ką ir kalbėjo. Nes net ir užsimerkęs galėtų realizuoti. Čia 20 sekundžių Jonavos atakai. Carteris nieko nelaukia. O lentos! Olinas Carteris. Kalbėjome, kad, na taip, gali sakyti, jog Džiugas Slavinskas yra šitas. Carteris iš toli. Ir pataiko Olinas Carteris